Taip, iš ties, tuomet, kuomet buvo parengta mokesčių reforma ir pinigai turėjo keliauti į valstybės gynybos fondą, mes kaip opozicija parėmėm didelę dalį tų projektų, tikėdami, kad visos lėšos keliaus krašto apsaugai. Pagal tuo metu galiojusį reguliavimą, tai valstybės gynybos fondo išlaidos galėjo būti skirtos iš kitų mokesčių būtent tik tai krašto apsaugai, o iš laikinojo solidarumo įnašo, kuris buvo laikinas ir akivaizdu, kad tos pajamos bus laikinos, tos išlaidos galėjo būti skirtos karinio mobilumo projektams ir krašto apsaugai. Balsuodami iš mokesčių įstatymus mes tikrai tikėjom, kad visos naujos išlaidos iš tų mokesčių keliaus būtent krašto apsaugai. Tuomet jūs dabar atnešate po to, kai pakeisti mokesčiai, po to, kai opozicija ir pozicija už juos nubalsavo, atnešate pakeitimą, kad valstybės gynybos fondo išlaidos gali būti skirtos ne tik tai krašto apsaugai, bet taip pat ir karinio mobilumo projektams. Klausimas, kodėl ir kodėl neatnešat tuomet valstybės gynybos fondo sąmautas, kas būdavo anksčiau, kad būtų galima matyti, kas yra krašto apsaugai, o kas yra karinio mobilumo projektams ir ar nesijaučiat, kad išduodat pasitikėjimą tų žmonių, kurie balsavo už mokesčių pakeitimus? Tai dėkui iš tiesų už klausimą ir už pastebėjimus. Tikrai nesijaučiam, kad išduodam pasitikėjimą, kaip tik suteikiam pasitikėjimo daug daugiau krašto apsaugos ministerijai, panaudoti pinigus mūsų gynybai ir krašto apsaugai, neskirstant į tam tikras eilutes. Aš manau, kad krašto apsaugos ministerija turi pagrindinę funkciją, tai yra užtikrinti šalies saugumą ir mūsų visų saugumą. Ir niekas geriau nenuspręs, kaip tuos pinigus panaudoti, negu būtent krašto apsaugos ministerija. Taip, kad manau, kad tai, kad neapribojame jiem pinigų panaudojimo ir leidžiam jiem turėti galimybę panaudoti kažkokiu kitų pavadinimu esančiom išlaidom, pavyzdžiui, kaip jau minėtas kelio į poligoną nutiesimas, tai aš manau, kad tai irgi yra mūsų saugumo tiesiogiai įtakojantis veiksnys. Tai aš manau, kad tai yra geras sprendimas, savalaikis sprendimas ir suteikia daugiau lankstumo planuojant mūsų gynybą.